Tai baisiau už bet kokį siaubo filmą per Netflix. Tai pavasario rytas, kai pagaliau prisiruoši atsidaryti VMI savitarną. Prisipažink, tas jaudulys savo stiprumu tikriausiai lenkia net pirmąjį pasimatymą. Sėdi su kavos podeliu, rankos šiek tiek dreba, o širdyje mažytė viltis. Viliesi, kad sistema parodys bent simbolinę permoką. Na, bent tiek, kad užtektų naujiems batams arba bent jau vakarieniai mieste. Bet realybė retai būna romantiška. Atsidarysi sistemą, akis bėga per žalias eilutės, viltis auga, kol galiausiai sustoja apačioje. O ten raudonas skaičius su minuso ženklu. Labai dažnas klausimas deklaravimo metu skamba maždaug taip. Kaip čia dabar yra? Nuo algos mokesčiai mokėti, nuo dividendų irgi, tai kodėl aš dar likau skoloje valstybei? Jei tau šis jausmas pažįstamas, o skaičius deklaracijos apačioje privertė giliau įkvėpti, paspausk patiktuką po šio video. Tai ženklas, kad ši tema aktuali. O kartu tai padeda algoritmams suprasti, jog finansinis raštingumas mums visiems yra svarbus. Ir būtinai parašyk komentaruose, kokia emocija aplankė pamačius rezultatą šiemet. Pyktis, nuostaba ar tiesiog filosofinė ramybė. O dabar grįžkime prie tų kaltų paieškų. Pirmiausia, dažniausiai kliūva buhalteriai. Ji tikrai kažką privėlė, ne taip varnelę uždėjo. Tada eilėje stovi darbdavys. Kažko deklaracijoje nenurodė arba specialiai nusuko. Na, o pabaigai lieka visų mėgstamiausias argumentas. VMI sistema vėl grybauja, jie ten patys nesusigaudo. Bet šiandieną šią situaciją teks šiek tiek nuliūdinti. O gal kaip tik pradžiuginti, nes žinojimas yra galia. Sistema dažniausiai negrybauja, ji tiesiog veikia pagal matematiką, kurią metų eigoje esam linkę pamiršti. Šiandien paprastai, analitiškai ir be sausos valstybinės kalbos paaiškinsiu, kodėl deklaruojant atsiranda mokėtinas GPM, nors atrodo, kad nuo visko jau buvo sumokėta. Pirmiausia, ką būtina įsisavinti. Metų eigoje mokesčiai yra skaičiuojami ne nuo viso finansinio gyvenimo paveikslo, o tik nuo mažų jo fragmentų. Įsivaizduok savo finansus kaip didelę dėlionę. Darbdavys kiekvieną mėnesį mato tik vieną detalę – darbo užmokestį. Jis skaičiuoja GPM pagal tą konkretų mėnesį, pagal tuo metu taikomą neapmokestinamą į pajamų dydį vadinamą NPD. Bet darbdavys nėra ekstrasensas. Jis nemato gautų dividendų iš investicinio portfelio, nemato sėkmingai parduoto turto, nemato tavo individualios veiklos ar nuomos pajamų. O VMI metų gale mato viską. Būtent deklaracijoje visi šie finansiniai gabalai susitinka viename kambaryje. O dabar pasiruoš skaičiuotuvą, nes pasinersime į 2025 metų matematiką. Kodėl tai svarbu? Nes taisyklės keičiasi, o ribos stumėsi. Pagal įstatymą 2025 metais turime magišką skaičių – 34 370 eurų 67 centai. Tai yra metinių pajamų riba, kurią pasiekus metinis NPD oficialiai tampa nuliu. Jei per metus bendros apmokestinamosios pajamos pasiekia šią sumą, valstybė pasako, tavo pajamos pakankamos, kad mokesčiai būtų mokami nuo kiekvieno uždirbto euro be jokių lengvatų. Čia svarbu suprasti, kad pajamas gyvena skirtingose mokestinėse lentynose. Dividendai Lietuvoje apmokestinami 15% GPM tarifu. Tuo tarpu darbo užmokestis 20%. Ir štai kur slypi didžiausias nesusipratimas. Kodėl primokėti reikia ne 15, o 20%, kai gaunami, pavyzdžiui, dividendai. Pažiūrėkime praktiškai. Įsivaizduokime, kad alga yra 2000 eurų ant popieriaus. Kiekvieną mėnesį darbdavys taiko NPD. Pagal 2025 metų formulę tokiai algai priklauso maždaug 353 eurai mėnesinio neapmokestinamojo pajamų dydžio. Vadinasi, kiekvieną mėnesį šie 353 eurai nėra apmokestinami 20% GPM tarifu. Per metus darbdavys pritaiko apie 4236 eurus neapmokestinamųjų pajamų. Atrodo viskas tvarkinga ir yra tvarkinga. Bet štai metai buvo sėkmingi, buvo gauta dar 5000 eurų dividendų. Nuo tų dividendų išmokėjimo momentų jau buvo nuskaičiuoti 15% mokesčių. VMI metų gale sudeda viską – 24 000 algos ir tuos papildomus 5 000. Tavo metinis vaizdas – 29 000 eurų. Čia įvyksta tai, ką aš vadinu NPD tirpimo efektu. Kadangi bendros pajamos paaugo, metinis NPD perskaičiuojamas.
Pagal formulę realiai priklausantis metinis NPD dabar yra nebe 4236 eurai, o tik maždaug 2197 eurai. Skirtumas apie 2000. Štai čia ir slepiasi didysis kodėl. Tie 2039 eurai, kurie liko, yra darbo užmokesčio dalis, kuri metų eigoje buvo neapmokestinta. Nes darbdavys galvojo, kad priklauso lengvata. Tiksliau, darbdavys negalvojo, juk pats buvai pateikęs prašymą taikyti NPD. Bet kadangi lengvata ištirpo, dėl gautų dividendų šią sumą dabar reikia apmokestinti. O kokiu tarifu apmokestinama alga? Teisingai, 20 procentų. Būtent todėl deklaracijoje matomas 20 procentų primokėjimas nuo tos prarastos NPD dalies. Skaičiuojame. 2039 eurai padauginti iš 20 procentų mokesčio ir štai deklaracijoje šviečia apie 408 eurus skola valstybei. Ir tai nėra papildomas mokestis už dividendus. Tai yra algos mokesčių gražinimas į teisingas vėžes, nes tapai per turtingas gauti pilną lengvatą. Kalbant apie papildomas pajamas ir investavimą, negaliu nepaminėti kolegų iš Financial Lithuanians. Tai žmonės, kurie kuria tikrai aukšto lygio kokybišką edukacinį turinį apie investavimą. Kodėl apie juos užsimenama mokesčių kontekste? Nes jie moko, kaip tuos pinigus uždirbti, kaip sukurti papildomus srautus, kurie vėliau ir susitinka deklaracijoje. Investavimas nėra tik skaičiai ekrane. Tai yra visas procesas nuo pirmo nusipirkto aktyvo iki teisingo pelno deklaravimo. Jei norima, kad dividendai džiugintų, o ne gąsdintų, būtina suprasti abi pusės. Jie moko auginti turtą, o aš padedu tam turtui suteikti teisingą mokestinį rėmą. Jei ieškoma patikimo šaltinio apie finansus, šitas kanalas yra tai, ką tikrai verta sekti. Nuorodą rasi video aprašyme. Grįžkime prie mokesčių logikos. Dažnai tenka girdėti, bet mokesčiai nuo dividendų jau sumokėti. Taip, sumokėti, bet mokesčių sistema yra vientisa. Dividendai tiesiog suvalgė NPD lengvatą, kurią darbdavys pritaikė tavo 20 procentų pajamų krepšeliui. Jei alga viršytų 34 000 per metus, NPD būtų nulis ir jokie papildomi dividendai deklaracijos jau nebegadintų, nes nebeliktų jokios lengvatos, kuri galėtų ištirpti. Tai reiškia, kad didžiausią šoką deklaravimo metu patiria tie, kurie uždirba vidutinės ar šiek tiek aukštesnės nei vidutinės pajamas, bet dar turi papildomų pajamų šaltinių. Kokios pajamas dažniausiai sukelia tokius netikėtumus? Pirma, darbo užmokestis. Išmokos iš mažosios bendrijos nariui 02 kodų ir dividendai. Tai pati dažniausia kombinacija tarp investuojančių žmonių. Antra, darbo užmokestis ir individuali veikla. Čia situacija dar sudėtingesnė, nes individualios veiklos pajamos į metinį krepšį krenta pilna jėga ir dar labiau stumia NPD link nulio. Trečia, darbo užmokestis ir nuoma. Jei nuomojamas butas paprastai pagal sutartį, tos pajamos taip pat skaičiuojasi į bendrą metinį rezultatą. Galiausiai kelios darbo vietos. Kiekvienas darbdavys tave mato atskirai, kiekvienas taiko NPD, jei taip paprašiai. O VMI metų gale pamato jūs visus kartu ir supranta, kad lengvatų buvo per daug. Ką iš to verta išsinešti praktiškai? Kad pavasaris nebūtų toks skausmingas piniginiai. Pirmiausia, jei taikomas NPD, bet žinoma, kad metų gale sąskaitą papildys dividendai ar planuojama parduoti turtą, visada verta turėti mokesčių rezervą. Susitaikyk su mintimi, kad tie pinigai deklaracijoje gali pasivyti. Tai nėra bauda, tai tiesiog vėluojantis mokesčių mokėjimas. Antra, nereikia automatiškai pykti ant buhalterės. Jis skaičiuoja mokesčius pagal tavo pajamas toje įmonėje. Ji nežino tavo investicinio portfelio dydžio ar tavo sėkmingų sandorių biržoje. Ji tiesiog atlieka savo darbą pagal turimus duomenis. Trečia, yra vienas radikalus, bet veiksmingas būdas išvengti nemalonių siurprizų. Galima parašyti prašymą darbdaviui netaikyti NPD metų eigoje. Ką tai duoda? Kas mėnesį gausi šiek tiek mažesnę algą į rankas, nes mokėsi visus mokesčius be lengvatų. Bet tada deklaravimo metu įvyks stebuklas. VMI galbūt pinigus grąžins tau. Tai savotiškas priverstinis taupimas, kuris pavasarį virsta malonę permoką, o ne skola. Mokėtinas GPM deklaracijoje nebūtinai reiškia klaidą ar pažeidimą. Tai tiesiog parodo, kad metinis finansinis vaizdas pasirodo sėkmingesnis, nei buvo galima nuspėti sausio mėnesį. Nuolat kartoju. Mokesčius reikia matyti ne per vieną algalapį, o kaip vientisą metinį organizmą.
Reikia matyti visas metų pajamas kartu, nes tik tada pradeda aiškėti tikrasis rezultatas. Ši sistema gali atrodyti neteisinga, bet ji sukurta taip, kad mažiau uždirbantis gautų didesnę lengvatą. Kai pajamos pradeda augti, valstybė mano, kad pagalbos tau reikia vis mažiau ir mažiau. Tai yra progresyvumo principas, paslėptas po NPD formulę. Tai va, jei deklaruojant matomas tas raudonas minusas, neskubėk kaltinti sistemos. Pirmas klausimas turėtų būti ne kas čia kaltas, o kokios visos mano metų pajamos čia susitiko. Dažniausiai atsakymas slypi tavo sėkmingoje veikloje, gautame pelne ar papildomame uždarbyje. Tai sėkmės mokestis, jei nori. Jei ši analizė padėjo sudėlioti taškus ant i ir suprasti, kur išgaruoja tavo pinigai, deklaruojant, nepamiršk paspausti patiktuko ir prenumeruoti kanalo. Brūkštel komentaruose, ar tavo deklaracijoje šiemet saulė šviečia žaliai ir visgi teko prisiminti šią matematiką ir atidaryti piniginę. Žinoma, sek finansų babą, nes čia apie pinigus ir mokesčius kalbame ne sausai, o taip, kaip jie realiai paliečia tavo gyvenimą. Geros klotės deklaruojant ir nepamiršk, skaičiai nemeluoja. Jie tiesiog reikalauja tavo dėmesio.